Slough reiškia purviną vietą. Lower Slough kaimo pavadinimas kilęs iš senosios anglų kalbos pavadinimo, reiškiančio šlapę žemę, slo arba slaze. Sen anglų kalba reiškia purviną vietą, ant kurios jis guli. Šis nuostabus kaimas yra šalia mažojo Ai upelio ir yra žinomas dėl savo nepaliestų tradicinio Kotsvoldo stiliaus kalkakmenio namelių. Per kaimą tekantį upelį kerta du nedideli tilteliai, o vietinis traukos objektas yra pertvarkytas malūnas su originaliu vandens ratu, kuriame parduodami amatininkų gaminiai ir kavinė. ATRAKTOS. Senojo malūno muziejus ir pasivaikščiojimas palei upę iki Slough kaimo kelios minutės pėsčiomis. Vakarinėme kaimo gale rasite senąjį malūną, pastatytą 19 amžiuje, o paskutinį kartą komerciniais tikslais naudota 1958. Dabar malūne veikia arbatos ir dovanų parduotuvė. Kotsvoldo valstijoje, Google Street View apklausoje buvo pavadinta romantiškiausia gatve Didžiojoje Britanijoje. Romantiškiausia. Praėjusį mėnesį. Varom ieškoti reiškia gatvės Cops Hill Road, Lower Slough kaime. Romantiškai įdomu, kokia ten romantika. Šventos Marijos bažnyčios, tuoj pasitikslinsiu, kokia čia bažnyčia. Tęsiam Lower Slough-ėje, jeigu aš teisingai tariu pavadinimą, prie Šventosios Marijos, tai yra Marijos, aišku, bažnyčios. Lower Slough-ėris, du kaimai yra, vienas Lower Slough-ėris, žemutinis kaimas, kitas aukštutinis, ne High Slough, tai yra Upper Slough. Puikus varteliai kokie. Su vėliavėlėm visų šalių ir Britų vėliavėlės. Ten matosi koks tai namas didžiulis, gero savivaldybė jų. O čia didžiulė Šventosios Marijos bažnyčia su tradiciniais kažkokiais lyg troliais, lyg drakonais ant kampų. Tradiciniai saliukai, ypatingai šito vietoje ypatingai daug saliukų. Šito vietoje ypatingai daug jų. Ir bažnyčia nedidelė taip pat su tradiciniais senoviniais antkapiais. Bažnyčia atidaryta, reikia užeiti. Va, tarp kitko, ko gero, taip pat senovinis garantija. Purvai nusivalyti nuo kojų, kad purvo neneštumėm į bažnyčią. Tradicinės kolonos. Labai gražus vitražai. Padaryta, kad kojos nebūtų gėda kojom pasikabinti dabar ant sienų, kai reikia klūpėti ant žemės pasikabinti. Išrašyta.
bažnyčiai tradiciškai einam apžiūrėsim miestelį, tiksliau kaimelį, žemutinį Lovers Lauterį. Graži bažnytėlė, kokie lipdiniai, kat. Seni kaip pasaulį. Sveikina atvykus į Marijos Šventosios Marijos Church. Visomis kalbomis. Gražus lipdiniai. Karaliaus galva. Gal kokia vikingų, bet karaliaus greičiau. Vikingams šiandien odžių nedainuotų. Jeigu neklystu, vėl kartojasi lipdinyse. Karaliaus galva. O čia panašu kaip kad Lady Godiva yra Stratforde ant Aivano paminklas prie Šekspyro. Vienas iš fragmentų. Čia artėjom prie šalutinių vartelių kokių tai. Jo, šalutiniai varteliai. Ir jie išveda į šitą namą. Pas mus tai aišku būtų klebonija. Gal ir čia klebonija. Čia būtent tas didysis namas, kurį aš pradžioje filmavimo rodžiau ir kalbėjau. O mes ką? O mes apeinam pasižiūrėti ir į bažnyčios kiemelį už. Gan įdomus kapeliai, bet ypatingai nieko išskirtinio. Senovė tai jau senovė, tai tikriausiai senovė. Naujų čia net nesimato. Ten yra toliau nauji kokie tai. Bet čia jau laidojami bažnyčiai nusipelnę, pasitarnavę žmonės. Čia šiek tiek kitokie jau veidai. Taip pat čia jau nekaralius, čia jau bus koks kitoks. Šermukšnį prisodinta bažnyčios teritorijai, sutvarkyta, nušienauta kaip ir visur. Monarchų kelias, kuriuo aš atėjau, kuris į centrą nusuka. Public Footpath, Macmillan Way ir Lovers Lauter. Muziejus. Malūno muziejus. Va tenais. Stovim gatvelių sankryžoje. Prisiminiau, kad esu buvęs čia su dviračiu pravažiavau būtent toj vietai. Tik į kitą pusę nugribau, paskui man reikėjo apsisukti ir važiavau toliau. Čia maršrutas praėjo. Atėjom prie vietinių fontanėlio, kai visą laiką. Apžiūrėsime jį. Labai graži liūto galva iš vidaus išlendais. Vat. Turbūt žalvaris koks nors. Čia originalas jau tiksliai. Propkė, zakluškė užsukta, prisisuka šlangą ir ko gero senai nebuvo atsukta. Gėlytės. Mes kai visą laiką pasižiūrim ir užpakalinę dalį. Prieiga. Na ir aišku, dabar aš einu link Malūno muziejaus, kur buvo malūnas, kuris paskutinį kartą buvo panaudotas 1958 metais. Palei upę veda kelias ir pagal Wikipediją tuo keliu toliau per kelius laukus per 25 minutės galime nueiti iki viršutinio Lauterio. Kelias veda palei upę.
Ir jau matau, malūnas išlenda. Čia šeimininkės vazonuose puikių gėlyčių prisadinė. Vat lavandų bugs galima nusipirkti, natūralus kvapas. Oh no, not you again. Ir štai iš už kampo išlenda malūnas, kur aišku pilnas žmonių, nes visi šičia važiuoja pasiskaitę apie tą vietą, ir tas malūnas garsus vandens. Tai kaip jau sakiau, jisai 58 metais buvo tik tai panaudotas pagal paskirtį. Tai jeigu kas nors nematėt senovinio mikserio, aš jį parodysiu tuoj. Tai beeidamas palei upelį, nufilmavau agregatą, senovinį mikserį ir dabar priėjau prie Warden's Way, slaugytojų kelią. Galbūt čia ligoninė buvo kokia. Turiu eiti to Warden's Way, va ten matau toliau vartelius jau. Ir eiti iki tol, kol pereisiu 3 laukus. Visas kelias turi užtrukti apie 20 minučių. Priauginta rožyčių. Na ir tokia siaura gatvelė, pro tokius virkščius, einame tuo Warden's Way. Eisime per 3 laukus. Tarp kitko, kas nežinote, vėliau aš jums pasakysiu, vėliau truputų. Toks vat išėjimas tuos laukus, kur mechanizmai, kur užsidaro varteliai. Nu, nėra čia šis vartelių, kurie užsidarytų. Mano mėgstamų mechanizmų, tų sudėtingų, kur kiekvienam laukia yra. Ir kaip rašo ir sako vietiniai žinovai, Warden's Way reikia eiti palei upės krantą ir tada pereisite 3 laukus. Pereikite per upę, perbraukite akmeninį laiptą. Čia ne aš tai verčiu, čia tai vertėjas. Žodžiu, turime pereiti dabar 3 laukus. Pereiti per upę, per akmeniniais laiptais. Ar tai tiltelis, ar tai akmeniniai laiptai ir kelią į tiltelį tie laiptai. Eiti į kelią, tada pasukti į dešinę. Prie Ford upės perplaukite akmeninių laiptų. Tai čia reiškia, kad perlipkite, ko gero. Eikite į kalną ir mažojo kaimo aikštėje eikite keliu į kairę. Eikite 50 jardų ir pasukite į dešinę ties pėsčiųjų tako ženklu. Atsukite savo žingsnius atgal į mažesnį skerdimą. Tarp kitko, kodėl vadinasi skerdimas? Tai dabar jau išėjau ir pirmas laukas. Man jį reikia, aišku, pereiti šituo taku. Tai pakelės priaugę dilgėlių ir gysločių. Užtverta tvora. Kažkokie šiaudai ten sudžiūvė iš praeitų metų aviečių stiebai. Šiuo metu aš einu iš Juperslauterio į, kaip jie maišas. Žodžiu, aš einu nice walk from Lower Slaughter to Juperslauter. Lower Slauteris tai ką tik buvau, o Juperslauteris viršutinis, ką reiškia, bus tenai kažkur. Už 3 laukų. Pirmą lauką liktai perėjau, ar dar einu. Augalai kai visą laiką stebina ir nežinau, kas tai yra per augalas. Galima buvo pagalvoti, kad kažkokia atmaina liepos, bet tai čia koks liepos, ne, tai lapai visai ne liepos, sėklos taip pat.
Vėlgi čia, kokia čia atmaina bala žino. Nepasakyčiau. Jokių būdų nežinočiau. Mat priaugę ant medžių. Ant medžiai su kažkokiais tai. Kokiom taisyklikim. Nu, man tai įdomu tokie, vat augalai esu vyras, bet filmuoju ir gėlės, ir augalus, nes šiaip tai įdomu pasižiūrėti. Vat, nu, kas čia yra. Gal kas žinot, komentaruose pasakysi. Ištarus vardas Loter atrodo, kad kaimas turi tamsų pavadinimą. Tai yra senovinis angliškas žodis slotį, kuris reiškia purviną niūrią vietą. Todėl, kad upelis pratekė, čia būdavo dumblynai, kol nebuvo to nuostabaus, kieto, vos ne kaip asfaltas pagrindo, kurio dabar aš ir einu. Taigi skerdyklomis čia ir nekvepia. Paprasčiausiai yra toksai pavadinimas, kaip ir dažnai, kad būna kilęs nuo upelio. Arba dalyvaujam tą upelį ir dergiant dirvą, darant purvą ir vietą darant niūrią, ypatingai, kai nėra saulės. Tai dar vieni varteliai su nuostabiu mechanizmu, kuris šį kartą pagražintas burbulu. Liepia uždaryti laikyti. Mes atsiduriam kitam lauke dabar jau. Arba tai čia pirmas laukas, kurį rašo pereiti, o anas nesiskaitė, todėl kad šalia lauko ėjau. Arba tas laukas yra pats pirmas, reikės dar du pereiti, arba tai yra antras. Bus matyti. Tai einam tenais. Tai va šitoj vietai žadėtasis mielas pasivaikščiojimas. Tampa panašus iš tiesų mielą. Daugiau žalios žalės, gražus medžiai tolumoj, kalneliai. Ir matau nuostabųjį dar vieną užraktą, kaip čia praeiti reiks. O užraktai, kaip žinote, būna patys įvairiausi. Ir matau, kad čia užrakinta spyna. Ką čia lip dabar? Aha, o toj pusėje kaipo ir vyriai. Papuojau jau į aklavietę samanotą, teks lipt per tvorą. Nes kito kelio čia kaip ir nėra. O čia iš tiesų mielas vaizdas susidaro, vat. Nuostabu. Trumpam išsukau iš kelio, norėdamas įsitikinti, kodėl tą vietą vadinama tamsia ir dumblina. Dar kartą kartojus, bet tai yra upė. Nuostabus vilkdalgiai. Nu, aš juos vilkdalgiais vadinu. Vilkdalgiais. Mane gamtininko užrašai, aišku, nubaustų šitą laidą, šitos laidos vedėjas. Nes jie liktai ir ne vilkdalgiai. Švendris, nešvendris, švendrai, nešvendrai. Nu, žodžiu, reikia to domėtis, reikia žinoti. Konkrečiai domėtis, konkrečiai žinoti ir tiksliai žinoti. O aš žinau, kad tai vilkdalgiai. Matau nuostabius medžius, todėl aš esu priverstas išsukti truputuką iš kelio. Kelias eina čia, iš ten, tenais. O čia nuostabus medžiai. Bent jau iš tolo tai viena liepa, o kitas priekį nežinau. Bet matosi kažkokie vaisiai. Kas tai per medis, to jau pasakysiu. Arba jūs man pasakysite komentaruose. Ir tai, gerbėmieji, yra kaštonas. Kaštonas paprastasis. Ne, čia nepaprastas kaštonas. Šitas kaštonas su pričiūdais. Šitas kaštonas labai įdomus, turi vaisius labai panašius į kyvį. Aha, vėjas nori, kad man jie pabėgtų iš rankų, pučia šakas, bet aš šito neleisiu. Šitos kabančias ant šakų bulvės bus nufilmuotos. Dar nuodinga bus. O ten matom liepą, liepų liepą. Nes jinai kaip kalėdų eglutė smailėjanti. Ir liepų liepa.
Na čia jau liepa tiksliai. Parūdysis žiedelis žiedlapiais, na jau ir ne liepa, jau rugpjūčio pabaiga. Parūdyja, bet vis dar kažkokie tai liepžydžiai. Tikiuosi, nebūsiu prišnekėjęs to, ko nereikia. Kaip jūs manote? Nuostabus ąžuolas. Einam pasižiūrėti, kuo jis nuostabus. O jis nuostabus savo nepaprastais branduliais. Kurie labai įdomus. Tiesa, jie čia aukštai yra, o vat pačios gilės. Varelis matosi, birbinė kažkokia jungta variklis. Vis tiek labai žavu. Žavinga. Kas ten kelia triukšmą? Na, tai pamačiau kelmą. Jo net žyvė nuskabyta. Zuikių turbūt nuėsta. O ant to kelmo, kaip ir reikėjo manyti, grybai, pulkaunykai. Šitie truputuką tiesa jau pagedė. Kita pusė išvis išdegus. Bet iš veido pusės jisai labai gražiai atrodo. Kelmas. Čia ąžuolas ąžuolėlis. Tai čia pasivadina perbraukiu akmeninį laiptą. Aišku, čia yra Google vertėjo klaida. Bet nuorodos geros. Tai dabar čia tokį kringelį reikia praeiti dar. Perėjęs akmeninį laiptą. Tiksliau lieptelį akmeninį. Išeinam į gatvę ir toliau žiūrėsim, kur reikia sukti į tą gatvę. Aha, nuorodas. Lensvai. Toliau ten vadinasi. Ir kągi, mes pagaliau prieiname prie Fordo upės. Deep Ford access only. Taip išeina, jeigu aš nenugrybavau kur nors. Nieko, rasim. Pablūdysim biškį rasim. Nu, čia namai tai neįtikėtini, senoviniai. Gal kažkas jau ir perdirbta, bet... Pasaka.
Čia jau knygų nėra kaip kitur, čia yra ir telefonų taip pat nėra, čia yra defibriliatorius. Oi, šalia gėlės puikiausias. Nu ką, einam pasižiūrėti biškutį. Durys masyvios geležinės. Yra. Durys masyvios geležinės. Taip pat odiniai vyriai likę pačioj. Ir yra uždarytuvas sulėtintojas. Nu, čia defibriliatorius. Turn left. No, postcode. Automatic defibriliator. 99. Žodžiu. Kaip jį atidaryti, neaišku. Tis bevars, ir lempikė veikia. Vat ir rado, kaip nepanaikinti. Ir istorinė vertė išlieka. Ir defibriliatorius yra naudingas žmonėms. Jeigu atsitinka infarktas, insultas, gal ne infarktas koks nors. Nežinau, kam jos daugiau naudoja. Tai toliau grožiuosi Kastvaldo apylinkėmis. Ir čia cerkvė vietinė. Čia yra viršutinis. Viršutinis. Na, čia jau be abejonės esu viršutinėme kaimelyje. Nuo Trauroad. Varteliai. Kelias uždarytas. O čia upė. Ir ją ko gero reiks pereiti. Aha, ir grįžti. Uždarytas, aišku, jisai nepėstiesiems. Įspėjimas, kad seni medžiai kartais meta šakas. Nu, kurgi nemels. Tokie medžiai ypatingi. Jie esame viršutinėme sloterė ir einam apžiūrėti bažnytėlės. Kaipgi be to. Kaip ir visur masyvios durys, senovinės, ko gero nelabai naudojamos, bet pabels labai paprasta. Įėjimas, reikia pasižiūrėti, kas viduj. Nežinau, ar čia buvo orka. Labai panašiai viskas. Negi būsiu antrą kartą tą pačią bažnyčią atėjęs. Ne, liktai kita, negi čia taip identiškai vidus sutvarkytas. Nieko nesuprantu. Kita, čia kita bažnyčia, bet vidus identiškas kaip ir žemutiniam sloterė. O ta aplinka matau, kad kita. Nors ir kaimai dvyniai, bet vis dėlto Vaikos kryžius keltiškas. Nebėra likusio net užrašo. Bet vis dėlto skirtumas yra. Ne, čia ne ta pati bažnyčia. Čia dabar bažnyčia ant kalnelio. Langas kryžius. Kitas langas kryžius. Čia langas doblas. Trilapis. O čia aš po kapą kažkaip nuvaikštau 100 metų. Čia kur
Ar vaikų kapai buvo. Tai tokia panorama. Nu, bažnyčia yra bažnyčia. Aplankai apžiūri įdomu. Nors katalikiškas bažnyčios irgi panašios. Gal kiek daugiau išpuoštos blizgučiais tik tais. Nu, jau stogų įdomumas negaliu atsižiūrėti. Nu tai čia pagal viską Fordo upelis. Fordo. Upelis, reikia atrodo. Čia visas džiunglės. Tai net neklauskit, kur čia atėjom. Galiu tik pasakyti, kad esam viršutinėme kaimelėje. Jie miestelius panašus. Public footpath. Čia kokia tai aikštė. O čia vaikšto žmonės. Mažinai čia pabandyti. Tai vat užraktas šiek tiek kitoks. Čia jau yra piršto įkišt. Ir aš taip dariau iš vienos pusės ir čiut piršto nenusimšiu. O taip. O taip ir buvo. Žodžiu, užraktai visi. Kitokie. Tiesą sakant, pavargau biškutį. Ne į tą pusę nuėjęs būsiu. Tai tą progą pasakysiu anekdotą. Kadangi čia visi galvoja, kad tų kaimelių dviejų viršutinio ir apatinio pavadinimas susijęs su krauju. Slaughter. Tai žodžiu pjauti, pjovykla, skerdykla. Va. Skerdykla. O iš tikrųjų tai yra slaughter kažkaip panašiai. Senas angliškas žodis, kuris reiškia purvyną. Arba nejaukią vietą. Rudenį čia ir nejauka, aišku. Dabar tai sausa palyginus. Nors šiandien žadėjo lietaus. Anekdotas. Į vampyrų barą užėjo turtingas vampyras. Bajoras vampyrų. Ir užsakė ketvirtos grupės nekaltos mergaitės kraujo. Jam įpylė. Pasiėmė gėrimą, išgėrė ir išėjo. Toliau ateina į barą vidutinės klasės vampyras. Taip pat pasiturintis, bet jau netoks turtingas. Užsakė, sako, man prašom pirmos grupės kraujo. Paprasta. Nebūtina nekaltos mergaitės. Aišku, jeigu turit gerai tas, bet sako, paprasta kraujo tiesiog. Susipylė ir išėjo. Užeina bomžas vampyras. Sako, man prašom, ponas, įpilkite stiklinę karšto verdančio vandens, ką tik užvirsiu. Įpylėjom to vandens, o jūs išsitraukė tamponą, deda į arbatą ir žodžius sako, tai dabar arbatėlę pasimėgausiu. Silpnų nervų žiūrovams nežiūrėti. Buvau truputuką nuklydęs, bet dabar ir atėjau ratą tokį, vėl perėjau tą patį upelį ir dabar einu kitų kelių. Kaimelėje bažnyčia liko dešiniai pusėje, dabar nebesakau į dešinį, dabar į kairę pasakau. Žiūrėsiu, kas šitam bus. Jaučiuosi kaip palė vienas pasaulyje. Vaikystėje skaityta knyga tokia buvo. O ateiname iš jų per Slaughter. Na taip. O čia ir ten. Jau ramybė tai šakės. Grynas kaimas. Kokios pušys tenais.
medis nupjautas. Tai žmonės vat malkų prisiruošia. Bet va turi. Pjautas stovis, įsikapos žiemą. Nu tai ką, jo, takai gražus, sutvarkyta. Skaitau, kad aš tą taką praėjau, reklamuotą, kur išsiverčiau saitę. Dar matau kažkokius vartelius tenais, bet vargu ar jie veda. Takas labai apžėlęs. Bet palei upelį, nu galime pabandyti. Vargu ar kas kausis čia. Nu bet, kaip sakant, nu avdruk, a gal. Tai tas takas pabandysim praeiti, nes jisai kaip tik palei upelį veda. Jeigu jis niekur neveda, tiesiog grįšiu tuo taku, kuriuo atėjau. Reiškia, aš viską šitame kaimelėje viršutinėme apžiūrėjęs ir grįšiu tuo pačiu taku atgal į žemutinį kaimelį. Niekaip negaliu atsiminti jų pavadinimą, tuoj pasakysiu vėl. Slauteriai. Viršutinis ir žemutinis slauteris. Upper slauteris dabar yra čia. O lower slauteris, tai yra žemutinis, yra ten, iš kur aš atėjau, kur pradžioj pradėjau šį filmavimą. Lenkai remontuoja namą, girdžiu lenkišką šnektą. Mat ir, nu taip, jų darbas yra pigesnis, visų europiečių rytų pigesnis kaip anglų statybininkų. Todėl jie čia ir sukasi. Tai žinokit, būsiu užėjęs į tikrą tikriausiai šabakštyną. Nu, bet šabakštynas veda pagal upelį. Tenais, kogi mes negalima praeiti po paraliais. Juodžemis griniausias ir iš tikrųjų atitinka savo vardą Slaughter, purvas, purvynas. Čia kaip palyja būna tikras purvynas, tarp kitko šiandien žada lyti. Ir pagaliau, o stebuklė, išeiname į šitą patį taką. Kažkas ilsisi. Galvoju, valytų smėlio, čia kėdelė sudėdamas. Labai gražu ir miela. Tai pagaliau apėjęs keliais ratus suradau Warden's Way šitą, kuris tęsis. Aš atėjau iš tenais, iš kur ta moteris eina. Štai, aiškiai parašytas. Paprasčiausiai susidomėjau cerkvę tada. O Warden's Way štai kur. O ne iš kitos pusės, iš kitos pusės. Iš kitos pusės būtų privati valda. Ten užrašyta. Taip, kad čia vienintelė vieta. Čia reikia eiti. Ką tik voveris išbaidžiu iš to krūmyno. Kai skėlė, ten buvo balandis ir voverė. Tai vienas skrydo į viršų, kitas į šitą medį. Chana. Ir va, ir dabar jis dar tenai laksto. Galvoja, kad aš praeisiu. Voveriukas. Matėt? Kokie žulkai. Tie voveriukai. Sprakt, užlipa ant medžio ir žiūri žemyn. Daugumas praeina, aš nepraėjau. Tai va, dabar matome, nuo ko kilęs miestelio pavadinimas. Purvynas, nejauki vieta. Vėl originalus uždaras. Čia įmautė, kad nebarškėtų, čia paralonas, čia izoliacija, čia mėlyna izoliacija. Čia kažkokia dar kilpa privyrinta. Nu, nėra lygių šių vietovių išradėjams spynų. Kažkokie paukščiai sujudo viduj. Matyt, tupi. Nu, čia tokioje vietoje ekologiškos sodos turėtų būti. Rūgščios. Vitaminas C.
Nu, čia nieko turbūt be reikalo. Atėjo River House namas. Jo. Ne, čia negalim. Dėja, privačios valdos ir tilteliai, ir upeliai. Varome atgal po truputį. Viską apžiūrėjome. Gražu. Patiko. Nu tai pastebėjau, kad viršutinis lauteris yra biškutį mažesnis kaip žapatinį, kurį dabar grįšiu. Patinis yra didesnis, gal neišvaizdesnis, nejaukesnis, bet didesnis. Papuoštas vėliavom, sakykim, tokiais įdomiais dalykais. Nu, aš maišiau visas vietas, visas pusės. Tai man belieka grįžti atgal. Šitas fontanėlis, tai jėga čia buvęs fontanėlis ir dabar gėlytės. Kažkas tai buvo. Vėl esame žemutinėme kaimelėje. O koks čia kaminas. Ai, čia to malūno kaminas. Malūno kaminas. Ir dar du įrengimai kažkokie tai. Tai tie įrengimai bus. Pasivadina 1682 Mark B2 kažkoks. R.A. Lister & Co. Ltd. Klauster. Įrengimai. Su visais dantračiais įdryškau. Braudar. 1689. Nu, čia senovinė sulčių spaudyklė. Garantija tą sukiai ir spaudžiasi. Dabar jį užfiksuota, aišku, kad nesukiotų, bet dantračiai viskas išlikę kaip turi būti. Čia atkyšasi kažkas, ką reikia išspausti. Pareguliavimas turbūt, kažkoks tai fiksatorius. O čia išbėgdavo, jau visai latakas surudėjęs. Čia būdavo indas ir pribėgdavo, ko tai išką spaudė, kad ir vynagis, jei turi Anglijai. Dar kartą malūnas buvęs vandens, dabar tik pro šoną vanduo bėga. Pats malūnas turbūt ratas užfiksuotas, kad neveiktų. Nu, kaminas kažkam reikalingas buvo. Pelam deginti, kurie lieka iš grūdų malimo. O tai kam daugiau? Maišus? Logiška. Žės po darbo palieka batus, prieangyje. Prieangiai įspūdingi, gražus. Labai netgi gražus, su liktarnu, su šviesikim. Labai gražus, pavyzdžiui, elementas. Šviesa, apšvietimas ir papuoštas gėlėmis. Tiesiog idealiai. Idealus vaizdas. Sloteris. Pavakario sloteris žemutinis džiugina savo ramybę. Žmonių nedidelė gausa. Vienu kitu pravažiuojančių automobilių. Keliais dviratininkais. Ir aš buvau tuo dviratininku kažkurį tai kartą. Maršrutas komoto čia išvedė tik iš kitos pusės ir važiavau grinai, kur jie pravažiavo. Na ir žemutinio loverio emblema. Žilvytis ir baltas tiltas. Tarp kitko čia verta prasieiti.
Labai traukliai atrodo, dar kai išlindo saulytė ant pavakario pilnai išlindo. O, vaikeli. Penktadienio vakaras, visi grįžta po darbų, po truputį. Ilsėt, čia taip ramu. Toks mielas kaimukas. Tiesiog miestelis, neapsiverčia liežuvis vaidinti jų kaimo. Nuot Panevėžio rajone yra toksai naujamiestis. Jis labai panašus. Na, šitas tiltas yra grinai senovinis, bent jau labai įdomus, akmeninis, aišku. Bet va tas va griozdas, kad neit toliau, kad nepapulti restorano teritoriją, tai viską gadina. Bet čia ir jisai senovinis. Ne? Vartai papuošti ir užrašytas Slauterio dvaro namas. Ko gero išeina dvaras. Nuostabus kaimo gatvė kertami. Mat. Čia toksai no parking durelės duris. Ten toli, matau toliau baltas tas užrašas The Whitemores. Whitemores. Kažką tai reiškia tas Whitemores. Tai tas The Whitemores reiškia namą išeitų. Ar čia dvaras, ten matau akmeninis šulinys. Mat. Koslov District Council. Slaughter. Kur mes ir esam? Žemutinėme Slaughterį. Na čia jau Four Hills farma. Fermas namas. Gražu tas kalda, irgi. Vis kažkaip senoviškiau atrodo, nei asfaltas. Nu, čia įmūrytas langelis į dvaro teritoriją, kiek suprantu. Čia kiek supratau, privati teritorija. Rašo privatai. Tai gal ne, ten buvo tada į privačią teritoriją langelis. Private. Afternoon tea, arbatėlė. Papietinį antradienį, šeštadienį 12:30 ir 14:30, 4:30. Nu, va, ir Slaughterių namas. Net nežinau, ar čia galima užeiti, kaip ir nerašo, kad privatu. Tai vat, arbatos nedalina šiandien, bet pats namas įspūdingas. Žibintas. Naujoviškai senas. Suoliukas. Puikus išsikerojęs. Medis įdomus. O ten turiu, matosi jau dvaro pastatas. Arbatėlės nėra, bet jisai dvaro stačiukas. Kažkokia šviesa tenai centrinėme vestibiulyje, galbūt čia netgi viešbutis koks nors. Yra ir stogeliai, vat, staliukai žmonėms sėdėti. Na, šiandien nelankymo valandas. Ko gero jisai jungiasi su bažnyčia. Bažnyčia tai tenais. Žiūrėsim, ar indai ilgai manęs neišsigas. Dalykai įdomu tokie. Nutarė nerizikuoti, geriau šokuoti savo. Į gėlyną. Fontanėlis kažkokia vaizduoja figūrėlę. Einam, pasižiūrėsim.
Tonėlis pridėtas dekoratyvių akmenų, kurie nėra iš tų vietinių akmenų minkštų, iš kurių stato šios namus visus. O yra kiti akmenys, turi žalsvą, rausvą, gelsvą atspalvį. Puiku, aš už. Ir dabar primeskite, aš esu kaime, Katsvaldo kaime, vienas iš kaimų, vienas žemesnių, jaukesnių, tai pažįsta tą ir internetas, bet kaimas. Nieko savo kaime. Daugiau tokių kaimų, smagu gyventi. Štai šitos sodelio nuostabios gėlės. Slauterius abu ir verta aplankyti, verta juose pabūti ir viršutinių nueiti verta, ir tuo viešuoju taku verta pasivaikščioti, ir visas vietas, kokias tik įmanoma prašalaičių tokiam, kaip aš iš pirmą kartą atvažiavus apžiūrėti ir lyst kažkur ir apžiūrėti ir verta. Nes tai unikalios vietos, senovinės vietos, akmeninės, jei norite vietos, iš kalkmenių pastatyti namai, fontanai sutaisyti gražiausi, apylinkės sutvarkytos. Aš už, taip pat verta čia apsilankyti rudenį, kada gražus oras, saulėtas, diena aišku, nes vėlyvą rudenį vakarė greit temsta ir ten nieko gero. Kai gražus oras, kai lapai pagelsta, kai tampa oranžiniai, o tada taip pat čia turi gražu būti. Verta iš vis, čia visuose Katsvaldo kaimuose verta apsilankyti. Miesteliai. Ten jau daugiau žmonių, daugiau maišaties, kaip ir čia iš esmės centre. Susirandi kažkokią tai gatvytę, kažkokią cinkelį. Ir ten ramu apžiūrėti galima. Lyginus šiandien tam dvare, dabar kur apžiūrėjau, buvo visai fain. Ten tokia rami vietelė, aplink yra ten tų pramogaujančių, šiaip šiandien penktadienis, tarp kitką. Bet ant pavakario viskas jau galima ten būti, galima lankytis. Normaliai. Kokie čia medžiai su vijokliais apaugę. Aš už. Dar šiandien nuo manęs anekdotas ir ko gero paleisiu droną. Jeigu tik rasiu kur. Bet jūs niekam. Niekas negirdėjo. Tai paleisiu. Pardavinėja gruzinas turguje uodą. Uždarėsi stiklainį, užsukęs, moteris eina pro šalį. Ką jūs čia pardavinėjat? Pirk, brangioji, supranti, odą pardavinėju. Labai geras odas. Kuo jis toks geras, sako. Labai geras odas. Jei nupirksi tą odą, niekad neturėsi problemų su seksu. A ne, neturėsiu. Neturėsi jokių problemų su seksu. Aš tau atsakau, neturėsi jokių problemų. Nusiperki uodą, vakare atidarai stiklainį prie lovos, išskrenda ir pamatysi, kas bus. Kiek jis kainuoja? Tik $100 kainuoja. A tu iš proto išėjai. $100. $100 labai geras uodas. Negalvo, kad aš tau kokį nors šakarmakar čia siūlau. Geras uodas. Va, pirk. Užmokėsi pinigus, vada, imk 2 saujas, magaryčių duodu, riešutų gausi. Mergaitė, pirk, labai graži. Tu verta tokio sekso. Nu, pagalvoju.
galvoja moteris. Gal ir iš tikrųjų verta nusipirkti. O pabandysiu. O garantiją ar duodat? Duodu garantiją, kokios problemos. Jeigu kas ne tai bus, ateik iš karto man pasakysi. Viskas bus sutvarkyta. Iš karto. Nu gerai, prašom jums $100. Laimingo kelio. Na, parėjo moteris su uodu, su tuo stiklainiu puslitruku namo. Sulaukė vakaro, žinai, taip smalsu į visą kitą. Atsigulė, atidengė antklodę, guli. Nu, iškilmingai tik. Uodą išleido, uodas paskraidė. Ant lubų nutupė ir tupi. Guli, laukia, kas bus. Nu, nieko nebuvo. Ach, tu rupužė, įsinervavo, nuvarė į turgų. Ką tu man čia pardėjai? Koks tau uodas seksų? Niekas nedaro. Kaip nedaro? Nieko nedaro, vat atsigaliau, gal laukiu, kad nebūtų problemų su seksu. Nieko nedaro. Keista. Einam parodysi tą kambarį. Gali būti, kad patalpa netokia. Nuėjo, pasėjo namus, prie prilos. Kur tas sodas? Va, jis tupi. Pažiūrėjo. Nu, tikrai tupi. Nu, rūpužė, paskutinį kartą tau parodau. Daugiau nerodysiu. Štai imk pavyzdį. Gruzinas sugalvojo. Parodė pavyzdį. Gruziniškas sodas. Sėdi Peťka su Čiapajevu po sunkaus mūšio. Troboj, šiltai, kūrenas, pečius, jie ant pečio sėdi, kojos abu nukorė, kabaliuoja, tos kojos pasiraitė iki kelių kelnes, šalimais, maskatuoja kojom, šūda malą. Peťka sako, pažiūrėjo kojas Čiapajevu. Vasilijų Ivanovičiau, sako Peťka. Bet jūsų, sako, ir kojos juodos, daug juodesnės už mano. O Čiapajevas, nu, Petė, tu nenorėk, sako, tu nenorėk, Petė, aš 15 metų ir vyresnis už tave, žinok. Pasidėti, besileidžiant saulei, truputį nuklydau nuo oficialaus kelio, iš šono paėjau specialiai, nepasiklydau šį kartą. Ir taip. Žalytė viską. Vartai uždaryti, prašo netriukšmauti žmonės. Netgi tos sklendės, kurios tie liežuvėliai, kurie užsidaro automatiškai. Nu, klepti toks klipukas. Ir tie izoliacija apvynioti, kad netarškėtų. Tai turbūt čia nenori, kad avių ten už krūmų kažkur avis ganas, kad jos baidytus. O gal kokios vištos už krūmų kokiam name deda, nenori, kad minkšto, nenori, kad padėtų. Esu netoli Juperslauterio. Čia oficialiu taku ėjau, pažymėtų, ir esu viršutiniam slauterį, yra kaimelis už 1,5 kilometro žemutinis slauteris. Tai eini, labai mielas takas, viską, pakeliui dar uogų gali pavalgyti biškį, gervuogių, mėlynos tokios uogos avietės panašios. Jeigu kas nežinot. Nu, šala biškį, 16 laipsnių, šilumos ant vakaro. Ilga diena šiandien buvo, varna praskrydo, sparnai, kad girdisi vakare, kai vėjas nurimės. Nu, aš čia biškį nuo kalniuko nusileidau. Vėjas iš anos pusės, tai jisai pro viršų prašvilpė. Varnas skrenda. Tai va, aplankiau kaimus abu. Negaila laiko sugaišta iš tikrųjų. Gyvenime yra ir daugiau darbų ir įvykių ir dalykų, dėl kurių laiko sugaišta gaila, o čia ne. Tokius kaimus akmeninius aplankyti visą laiką įdomu. Surandi kažkokių tai detalių, kas senovinių kaime, pilna, apščiai tiksliau. Visur sutvarkyta praktiškai, visur gražus namai, ypač tie senoviniai įdomus, tie rengimai visi, ten slučiaspaudės visokios, vat šitam kaime, aukštutiniam, žemutiniam loverį. Upelis teka ir tas upelis kažkada tai sukdavo vandens malūną. Iki šiol tas ratas pasisuka, apsamanojęs visas, ten malūno muziejus yra, jis dieną dirba, aišku. Man atrodo, nieko nepamiršau pasakyti. O jeigu ką nors pamiršau pasakyti, pasakysiu kitame kaime. O šiandien iki malonaus susitikimo kitame video.
Iki.